Sveiki, atstovauju Kazlų Rūdos sporto centrą ir iš tikrųjų šiandieną norim pasidžiaugti, kad turim Kazlų Rūdoje unikalią vietą, kur žmonės gali tiek aktyviai poilsiauti, tiek praleisti laiką visą vasarą. Iš tikrųjų šita vieta, šita teritorija buvo apleista ir šiandieną mes turime tokią unikalią vietą, kur laukiame Kazlų Rūdos gyventojų ir svečių, kur turime galimybę žaisti tinklinį, plaukioti baidarėmis, irklentėmis, taip pat turime galimybę žaisti visus aktyvius žaidimus Kazlų Rūdoje, taip pat čia laukiami žmonės, kurie myli savo augintinius, kates, šunis, nes turime atskirą teritoriją šiems gyvūnams, taip pat mažiems vaikams įrengta puiki žaidimų aikštelė ir džiaugiamės tokia unikalia ir patrauklia vieta Kazlų Rūdoje. Mano žiniomis VVG prisidėjo įgyvendinant vieną iš 3 etapų, kada buvo įrengta automobilių stovėjimo aikštelė ir paplūdimio tinklinio aikštynas. Žmonėms, kurie norėtų rašyti VVG projektus, linkėčiau tai ir daryti, nes tada galėsite džiaugti savo puikiomis įgyvendintomis idėjomis ir taip pat jomis galės džiaugtis jūsų miesto gyventojai ir svečiai.